Tai treneri, galim sakyti, kad ta šio sezono Hegelman tokį sindromą jau išsigydėte, ne? Šitos rungtynės buvo galbūt itin atkaklios, ne galbūt, o taip ir buvo. Ir šiandien tikriausiai turėjot pretenzijų ne tik į vieną, bet ir į 3 taškus. Gerai žiūrėjom, vienas geriausių rungtynių turėjom šitą sezoną. Aišku, ir darom klaidų, kur ir varžovų galėjo nubaust, bet aš manau, kad mes turėjom geras progas įmušti įvartį. Pirmą keliam turim superinį progą po skersą, kur Veževičių nesugebėjau įmušti įvartį. Aš manau, turėjom tikrai gerus momentus, sugebėjom uždaryti. Šiek tiek reikalų turėjom tarp linijų, kurie gal man labai stiprų, žinojom, kad jos ten ieškos ir jos stiprus ten. Turėjom šiek tiek reikalų, bet aplamai būsiu patenkintas su komanda darbo gynyba. Kontratakas išėjom, šiek tiek trūksta kokybą, kad geriau sužaistum į priekį to paskutinę fazę. Po to daug norų, kaip matot, mūsų komanda yra tokia, yra, kaip vadinasi, to tigrų ekipa ir mes kovosim iki galo. Ir mes to ir darom iki galo. Vienas geriausių varžybų sezoną, bet 3 taškas nebuvo. Tai dėl ko didžiausias liūdesys ar kartėlės po šios dienos rungtynių? Suprantat, futbolą yra 3 komandas, aišku, teisėjas daro savo darbą ir maksimaliai bando stengiasi daryti savo darbą, kokį geriau. Aišku, mes turim pretenzijus jos veiksmų šiandien dėl tos baudinys. Jeigu mes žiūrim sezoną, mes turim 0 baudinys per sezoną ir yra lengviau išvildomas tos baudinys prieš Bangą, o net Panevežys atveju galima priminti 2 baudinys, kur gavom, o šiandien 2 aiškiai situacijas, kur galėjo būti baudinį. Ir ne vienas nešvilpa, tai aišku, kad mes turim šiek tiek pretenzijų į to pusę. Bet mes praleidėm įvartį, mes neįmušėm. Bet iš tikrųjų teisėjai gali padėti, kad varžybų būtų kuo daugiau sąžiningesnis. Ir tada komandas sąžiningai kovos iki galo. Pagal taisyklas, aišku. Tai aišku, iš tos pusės yra kažkokių priekaištų, kad šiandien būtų geriau. Ir dar viena situacija, mes turim to jaunimo integravimo programą. Pijus Rebalis turėjo žaisti visų varžybų, negalėjo pakeisti, jis iš tikrųjų neturėjo geras rungtynės, bet dėl tos papildomus pinigus, kur klubą turi gauti, mes turėjom jo laikyti aikštę. Ir aš manau, kad įvartį situacija grinai ateina nuo jo jau nuovargis, todėl ten jau galėjo geriau sužaisti ir greičiau. Nespėjo prie kamuolio ir tada kontrataką gavom tuo momentu ir įvartį baigęs to kontrataką. Tada bandom pastumti jo į priekį, kad to nebūtų daugiau skauda tos įvartis. Gal rungtynių, tik galiu pasidžiaugti to komandą, kur turi to žaidėjus, todėl to darbo, kur jos sugebėjo pakilti gal rungtynių, tai buvo nerealų. Iš tikrųjų, buvo toks tempas, kur mes turim sugebėti daryti kiekvieną dieną, jeigu mes pralaimėm. Todėl jos sugebėjo tokią tempą įkišti Hegelman, kad tikrai Hegelman buvo sunku to paskutinės minutės ir galia, kad nesugebėjom įmušti įvartį, todėl aš manau, kad mes vertam to. Na ir paskutinis klausimas pabaigai. Pasvajokime, jeigu Ignas Venskus būtų buvęs rungtynių pabaigoje. Jeigu treneri dirbi, negalvoja, jeigu būtų. Dirbi su kas buvo ir ką dabar turi ir mes to stengiam daryti. Aš manau, su ką turėjom labai geras rungtynės, kaip sakau. Aš labai džiaugiuosi už visus žaidėjus, kur žaidė. Ir tikėsim, kad kitą savaitę sugebėsim bent tokią tempą ir tokią kovingumą ir žaidimų rodyti su Kauno Žalgiriu. Ir gal iškovosim daugiau taškas negu šiandien.